buvo, ne, taip staigiai ir pristatyta, kad bus pokalbis apie sakramentus. Bet pavadinimas, temos skambėjo truputį kitaip ir paskui mačiau ir ten Facebook'ais, buvo išsiųstas gal ne ir kaip plakatėlis, kur buvo užrašytas pavadinimas, vakaro temos pavadinimas skambėjo kaip. Aha, jau būtent taip. Kas stiprina Dievo vaikus? Šis pavadinimas labai gražus ir nuo ko norėčiau pradėti kalbėjimą apie sakramentus. Gerai, prašau. Mes turim truputį laiko, taip? Kiek mes turim laiko? Sočiai. Belė kiek. Nėra tokia labai kažkaip taip... Valom. Tai laisvai. Tada, jeigu mes turėtume mažai laiko, atsakymas būtų, kas stiprina Dievo vaikus, savo prastai. Dievo vaikus stiprina tas, kuris tuos vaikus padarė savo vaikais. Tai stiprina pats Dievas. Apačioj matėte ir atsakymą. Sakramentai. Bet patys savaime sakramentai, kaip maginiai veiksmai, jie nestiprina. Stiprina Dievas, sakramentai yra kaip priemonė. Norėjau pradėti nuo tai, kad Dievo vaikai esame. Ir iš tiesų esame stiprinami. Dievo vaikais ir kada mes tokiais tapome? Per krikštą. Per krikštą mums buvo padovanota nuostabi malonė. Per tą tylų veiksmą, kai vanduo buvo užpilamas mums ant galvos ir kunigas sako, aš tave krikštu vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Didieji Dievo darbai vyksta tyloje. Ir per šitą tylų veiksmą vaikelis po krikštimas, jeigu suaugęs, jisai tuo momentu tapo Dievo vaikas. Gali kilti klausimas, bet ir buvo tų klausimų. Kodėl nepalikti tai, kad vaikas augtų, prieitų paauglystės amžiaus ir paskui pats galėtų pasirinkti krikštą? Dažnai buvo toks klausimas, ne? Kodėl mažus vaikelius krikštyje? Ir popiežius Benediktas, XVI, labai gražiai atsako į tai, ar kas nors klausia, kai mes gimėme? Ar kad nori eiti pasaulį? Nori eiti gyvenimą? Niekas mūsų neklausė. Tai dovana. Tas pats ir su krikštu. Per krikštą mes tampam Dievo vaikais. Ir tai yra dovana iš Dievo. Veltui. Vaikelis nieko nenusipelno. Nieko visiškai. Ir per krikštą mums padovanojama šitą malonę. Antras gimimas. Būk Dievo vaiku. Taip, Dievas rizikuoja. Dievas jau nuo pat pradžios surizikavo tuo, kad sukūrė žmogų laisvą. Surizikavo, kad tas laisvas žmogus jam gali atsukti nugarą, gali parodyti išpygą, gali nuo jo nusigręžti. Dievas surizikavo. Bet jis nori meilės. Ir nori tos meilės atsigręžti į laisvą valią. Ir tik tais būdamas laisvas, aš galiu tą meilę jam teikti. Ne? Tai štai Dievas surizikavo. Su krikšto malonė Dievas irgi rizikuoja. Duoda šitokį turtą, tokį lobį į mūsų širdį ir rizikuoja tuo, kad šitas lobis, šitas turtas gali būti ir neišskleistas. Ir mes galime matyti krikščionių, Dievo vaikų, vaikščiojančių pasaulį. Paklaustume dabar kiekvienas, ar tu esi pakrikštas, daug sutiktume, kurie yra pakrikštyti. Bet ar jie gyvena tą malonę? Ar gyvena kaip Dievo vaikai? Ar gyvena tuo pilnu džiaugsmu? Ir mes čia surastume tokių atsakymų. Tai pirmas sakramentas – krikštas. Jau, kalbėjom dabar. Ir išsiaiškinom taip, kad jisai krikštas mus daro Dievo vaikais. Panaikinama gimtoji nuodėmė, kurią padarė mūsų pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva. Dar svarbus dalykas, ko dažnai užmirštam, kas įvyksta per krikštą. Galvojam tai apeiga, tampam krikščionimis, vaikais vadinamis, bet iš kur turėti tiek drąsos, kad mes galime į Dievą kreiptis tėvę. Į Dievą. Mes priprantam tą tartį ir kažkaip nesustojam. Žiūrėkit, į Dievą. Dar kartą. Į Dievą kreipiamės tėvę. Ir kai pradėjom šitą susitikimą, malda tėvę. Tėvę mūsų. Kas mums duoda tokios drąsos? Ar patys išdrįstume taip tarti? Į Dievą tėvę? Ne.
neišdrįstume. Galėtume sakyti, kūrėjau, pasaulio valdovė, bet tėve, neišdrįstume. Ir štai, dėl ko Dievas atsiunčia į žemę Jėzų Kristų, tikrą savo sūnų, Jėzus Kristus yra tikras Dievo sūnus, kad parodytų tėvo veidą ir kad pasakytų, ateikite čia, išmokysiu maldos. Išmokysiu jūs kreiptis į Dievą, kaip tėve, tėve mūsų. Ir žiūrėkim, tas žodelis mūsų. Mes dažnai prie šito tėve mūsų taip sustojam, kad tėve mūsų reiškia mes kartu kalbame. Ne tėve mano, bet tėve mūsų, kaip bažnyčia. Mes kartu. Tai reiškia kitas mano brolis, kitas sesuo. Bet užmirštam dar kitą dalyką, kad tarp šito mūsų yra tikrasis Dievo sūnus, Jėzus Kristus. Jis iš tikrųjų gali sakyti tėve mano ir į tą tarimą jis pasikviečia mane, kad aš irgi tarčiau kartu su juo tėve mūsų. Būtų taip, kad Jėzus sakytų garsiau, aš nedrįstu, nes kreiptis į Dievą kaip į tėvą. Ir Jėzus sakytų garsiau, tėve mūsų, ir aš su tokiu truputį švelnesniu balsu kartočiau kartu su tėve mūsų. Ir paskui, kai prieina ta kita vieta, kur daugeliui sunku, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir šitą vietą daugeliui sunku ištarti, kaip ir mes atleidžiame. Aš negaliu atleisti. Ir norėčiau, bet kažkas mane drasko viduje, kad aš negaliu atleisti. Ir yra iš tiesų priežastis kartais neatleisti. Ir kaip ir mes atleidžiame. Šitame vėl mes, aš kartu tariu su Jėzumi Kristumi, kuris atleidžia už mane. Ir kur galiu kitą maldą padaryti. Šventoji Teresėlė mums duoda pavyzdį, kad sakydama, aš noriu tapti šventąją, bet esu labai silpna, esu labai trapia. Ir jos paslaptis tapo didžiąją šventąją. Mažutė, gelytė, ne? Mergina, susarkoj. Bet suprasdamas savo silpnumą, Jėzau, tu būk mano šventumas. Štai jos paslaptis. Ir per šitą tėvę mūsų irgi kartu sakau, tu, Jėzau, Marija, atleisk tam žmogui, kuriam aš negaliu atleisti. Ne? Tai tėvė mūsų. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai ne tik taip išoriškai kartojo, ne? Dar yra dalykas įvykęs per krikštą. Šitą dalyką turime, neša nepaprastai daug džiaugsmo. Paulius sako, jūs esate gavę laisvės dvasią, įsūnystės dvasią. Jūs nebesat vergai. Jūs esat pašaukti laisvėje. Ir gavote šventąją dvasią. Ir ta šventoji dvasia jūsų širdise šaukia Aba, tėve. Pati šventoji dvasia, kurią mes gavom per krikštą, jinai šaukia, kreipiasi į tėvą. Šiandien koks yra šventasis? Kažkas vis tiek šito būrio žmonių žinos. Kokį šiandien šventąjį bažnyčią mini? Ignacą. Aha, Ignacas kažkas. Šventasis Ignacas. Ja, nuostabus šventasis kankinys ir paliudęs tikrai nepaprastą meilę Jėzui Kristui, atdavė gyvybę. Štai jo tokia maldelė, kad, kaip jisai sako, kad šventoji dvasia jame šaukia, ateik pas tėvą, ateik pas tėvą, ateik pas tėvą. Ne? Tai šventoji dvasia. Tai štai kas įvyksta, ne? Žiūrėkime, per krikštą. Panaikinama mūsų gimtoji nuodėmė. Nuplauna, kurią padarė mūsų pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva. Taip, žinote, bet prisiminti visą laiką yra gera. Ne? Tampame Dievo vaikais, krikščionimis. Va čia najus, krikščionimis. Tas žodis krikščionimis turėtų būti nuo žodžio Kristus. Kristiniai, kaip čia nežinau, būtų tiksliai, kristiniai, kažkas tokio nuo žodžio Kristus. Ir kas yra tas krikščionis, tikras krikščionis? Tas, kuris apsisprendžia visada būti su Jėzumi Kristumi. Yra įvairių galimybių, kurių gyvenimas jam pasiūlo, bet jis visą laiką renkasi apsispręsti ir būti su Jėzumi Kristumi. Čia yra krikščionis. Tai per krikštą mes tampame krikščionimis. Mumise apsigyvena šventoji dvasia, kurios tikslas mumise vesti pas tėvą ir išskleisti mūsų širdise meilę. Padaryti, kad mes taptume šventais. Dabar vis galvai sukas daug tokių dalykų, krikštas, aha, nu gerai, iškart kažkam tai prisiminas Evangelija. Jėzus Kristus krikštėsi. Nu gerai.
Jis be nuodėmės krikštėsi. Jis tikras Dievo sūnus krikštėsi. Jis Kristus, ko čia bėda, krikštėsi. Jis pilnas šventosios dvasios krikštėsi. Kam? Kam jis krikštėsi? Brenda tą Jordano vandenį. Ir jo krikštas. Ir jis tai brenda tą vandenį ne tam, kad tas vanduo, Jordano vanduo jį nuplautų. Bet kad jisai, bažnyčios tėvai sako, kad jis tą Jordano vandenį ištyrintų ir tas vanduo būtų tyras, kurio paskui mes būsime krikštimi, kad mus nutyrintų, mus nuplautų. Ir šitaip jis nusižemina. Stoja nusidėjėlio eiles ir laukia, kada jisai bus pakrikštimas. Ir įneša į dugną visas mūsų nuodėmes. Ir šitą vietą mes jau turėtume suprasti kaip kryžiaus slėpinyje. Čia kartu atsispindi ir mirtis ir prisikėlimas. Dėl to ir krikštas tą simbolizuoja, ne? Kad vanduo panaikina senąjį gyvenimą ir išnyrų naujam gyvenimui. Naujam gyvenimui, kuris tęsiasi amžinai. Ir po krikšto galim džiūgauti. Galim džiūgauti, mes esame nebemirtingi, nebemirsime. Mirtis tai bus toks slenkstis, kurį reikės pereiti, bet mes jau esame Jėzaus Kristaus valdžioje. Per krikštą gavom viską, kad taptume šventi. Krikšte yra viskas. Visos malonės. Viskas sudėta, ko mums reikia, kad būtume laimingi. Tai būtų kaip embrionas, kuriame yra viskas. Embrionė yra viskas, kad ne toliau skleistusi augtų žmogus, bet jau yra viskas. Taigi krikšte irgi yra viskas. Tai kiti sakramentai yra, kad padėtų, kad šita malonė skleistusi. Dabar kas ta tokia malonė? Irgi toksai žodis. Ne? Malonė tai... Kas yra malonė? Girdim tą žodį irgi. Malonė. Kažką gaunam nuo Dievo, pagalba Dievo, dovana Dievo ir daug sutiltų šitą žodį. Ir visa tai tikrai vėl dykai. Dykai. Ir tai būtų kaip, viešpats turi tokį didžiulį rezervuarą tos malonės. Ir nori tą malonę paskleisti mums visiems. Ir kas stiprina Dievo vaikus, tai mes galim kalbėti apie daug tokių dalykų ir malda, ir šventas raštas, bet čia daugiau mūsų susikonkretina ties tuo, kad kalbam apie sakramentus. Ir būtų rezervuaras ant Dievo malonės ir tie kanalai, 7 kanalai, kuriais teka Dievo malonė, Dievo meilė. Nes Dievas yra meilė. Ne mūsų išgalvota, ne ten gatvėse išgirstų pasakymai, bet tai mums atskleidžia šventas raštas. Ir Dievas negali nemylėti. O jisai nemyli, jis jau nebe Dievas. Jis nuolatos skleidžia savo meilę. Mums tai reikia ateiti, šildytis toje meilėje ir ta meilė mus keičia. Taip, tai krikšto sakramentas. Ne? Kas stiprina Dievo vaikus? Visų sakramentų neišskleisim, nes į tą atsakymą mums daugiau kažkaip aktualu yra 2 sakramentai, kurie dažnai yra pamirštami, įvairios reakcijos, išpažintis, šventos mišios, kam to reikia. Bet dar truputį link to, daug nesustosiu, bet irgi toks sakramentas, gal irgi biški užmirštas, nepilnai skleistas, sutvirtinimo sakramentas. Kam šito sakramento reikia? Kokią malonę teikia jisai? Girdim, esam girdėję iš katekizmo pamokų, kad sutvirtinimo sakramentas užbaigė krikšto malonę. Tuo pačiu aliejumi, kurio kunigas patepė, paskui patepa vyskupas ir šitaip suteikė šventosios dvasios dovanų, šventosios dvasios stiprybės. Kaip taip paaiškiau, paaiškint, ką jisai duoda. Jeigu sakėm, kad mes viską gavome jau per krikštą, ir šventą dvasią gavome, ir visos dovanos yra, tai sutvirtinimo sakramentas būtų kaip uždegimas viso to. Ištraukimas kamščio, kad lietųsi tos Dievo malonės. Per pavyzdį, gal truputį aiškiau bus suvokti, ką padaro sutvirtinimo sakramentas. Petro pavyzdys. Vienas iš apaštalų. Žinom, kad tokį.
Girdėjom apie tokį. Liaudiškai vadinamas dar pirmas popiežius, kur duota Jėzaus misija buvo jam. Ant tavęs statys, tu statysi bažnyčią, ne? Ir būsi uola. Štai, žinom jo charakterį, ne? Toks vis laik pirmas ir jeigu kažko reikia atsakymo, jisai Petras, jis šoka, aš žinau, kas tu esi Dievo sūnus, va, ką dar Jėzų paklausi, viską atsakau. Jis toksai, ne? Jo. Nu ir ką Jėzus išsako, mokinukams visiems sako, dabar mane suims, jūs visi išsisklaidysite, pabėgsite. Kas jie kišoka Petras? Petras! Hei, Jėzau, jeigu ir visi šitie pasipiktintų, aš tikrai ne, aš ir gyvybę už tave guldysiu. Ir pilnai tikiu. Jis labai nuoširdžiai tą sakė. Ir jis buvo girdėjęs, kai Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jėzus, kokia nuostabi proga, tai paliudyti ir pasakyti, Jėzau, myliu tave taip, kad netgi galiu gyvybę už tave atiduoti. Jis tai sakė nuoširdžiai. Bet kur? Kas čia dominuoja? Labai daug aš. Aš. Savo jėgomis. Ne? Aš. Ir ką Jėzus? Petrai, dar gaidžių nepragydus. Tu 3 kartus manęs išsiginsi. Nu ir gerai, ta situacija, kai jau Jėzus suimtas ir Petras. Šitos rankas, nušalo biškai. Krapštos. Nesikrapštė. Ir viena tarnaitė sako, žiūrėk, ir šitas buvo su juo. Ką Petras? O aš jo nepažįstu. Taigi jis vienas iš jų. Aš jų nepažįstu. Jis vaikščiojo su jais. Aš jų nepažįstu. 3 išsigynimai. Jėzaus, savo mokytojo, savęs ir savo mokinių, savo draugų. Pragysta gaidys. Ir Petras pravirksta. Bet vėl tas Jėzaus žvilgsnis. Jėzaus žvilgsnis nuolatos niekados nesmerkiantis, atleidžiantis. Ir paskui čia yra tokios tradicijos, kad Petras paskui vaikščiojo, čia būdavo tokie roželiai jam. Roželiai nuo atgailos, nuo verksmo. Iš kur tas verksmas? Koks aš? Nuodėmingas? Koks jis šventas? Ir šitai, tą svarbu suvokti. Ir mūsų gyvenime kartais irgi vyksta šokas mūsų maldoj, kai mes melsimės ir mums sunku, mums sausra, truputį ilgiau išbūti. Kodėl? Susitinka mūsų purvas ir susitinka Jėzaus šventumas. Ir truputį mus taip tyrina, valo ir mums truputį skauda. Tai drąsina, kad vadinasi, jeigu maldoju truputį sunku, tai gerai, teigiamas veiksmas, mes esam valomi, esam vedami į tą tyrumą. Gerai, grįžtam prie Petro ir jam buvo atleista. Ir po prisikėlimo Jėzus pasirodo, vėl ta gražus susitikimas, žiūrėkim, kaip Petras bus pasikeitęs. Ir šventoji dvasia šito siekia. Tokį bankrotą, kad pasiektume. Gerąją prasme bankrotą. Ir žiūrėkim, Petras jau pasiekė. Ir dabar susitinka, ir čia prie ežeriuko, ir sako, Petrai, ar tu myli mane labiau negu šitie? Ir Petras sako, tu žinai, kad tave myliu. Antrą kartą klausė, Petrai, myli mane labiau negu šitie? Myliu. Trečią kartą klausė, ar tu myli mane labiau negu šitie? Petras nuliūsta ir sako, taip, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Taip, šitą galima būtų pasinagrinėti dėl to paties žodžio meilės skirtingus vartoja, bet mums mažai tai svarbu. Bet dabar, kad jis nebesako, aišku, kad myliu. Dar ir kaip aš tai myliu? Pasikeičia nuo aš ir tu. Tu žinai, kad tave myliu. Ir jeigu mes eisim nuoširdžiai dvasinio gyvenimo keliu, bus tokie etapai 2. Pirmas etapas yra, kai aš sakau, aš tave myliu. Aš tave, Jėzau, myliu. Aš tave myliu. Antras atsigrėžia, tu mane myli. Tu mane myli. Iš to aš išeina į tu. Tu mane myli. Ir štai Petras jau nebėra, egoizmas jau viskas jau sutriuškintas, galėtume sakyti. Jisai žino, kad savo jėgomis negali nieko pasiekti. Ir Jėzus yra pasakęs, nuo manęs atsiskyręs negalite nieko nuveikti. Taip. Ir dabar jau čia po šventosios dvasios atsiuntimo, tai vardintume kaip jau sėkminės ir sutvirtimo sakramentas suteikiamas apaštalams ir atsiusta šventoji dvasia ir Petras atsistoja ir rėžia kalbą apie Jėzų Kristų. Jėzus Kristus yra tas, kurį jūs nukryžiavote ir kalba drąsiai ir mes galėtume sakyti, Petrai, iš kur tiek drąsos, iš kur tiek jėgos. Jis negalės pasakyti, kad aš dabar esu kietas, tą jėgą duoda šventoji dvasia. Ir jis paskui iš tiesų numirs kaip Jėzus Kristus. Ir paguldė savo gyvybę, parodė savo didžiausią meilę.
Bet niekada nebegalės pasakyti, kaip Jėzau, aš tave mylėjau. Ne, Jėzau, tu pats man davė jėgos mylėti. Ir sutvirtinimo sakramentas, šventosios dvasios dovanos ir yra, kad mes suvokdami savo silpnumą, viešpats mums duoda viską, duoda ir tas šventosios dvasios dovanas, kurios yra kaip būrės, irgi taip pavadinti, pats duoda, pats pučia, kad mes keliautume link šventumo. Ir tas svarbu žodis keliauti. Jėzus, šventumas, kas yra tas šventumas? Ir, sakykime, tobulumas. Pasiekti tobulumą. Ir Jėzus sakė, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškas tėvas yra tobulas. Kas čia žemėje yra tobulumas? Čia žemėje tobulumas yra nuolatos eiti. Nuolatos eiti. Nesustoti. Nesvarbu, kas būtų. Nesvarbu, kiek kartų griūtume, kiek kartų sukluptume. Teresėlė mums duoda nuo savo pavyzdį, tas suklupimas, tas silpnumo patyrimas yra kaip magnetas, kuris pritraukia Dievo gailestingumą. Apaštalas Paulius sako, tavo galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Ir nebe aš veikiu, bet veikia viešpats. Tai sutvirtinimo sakramentas, štai kam reikalingas, kad mums duos šventosios dvasios jėgą, duotų tą galią. Jeigu tai dar palygintume tokių, gal terminais tokiais žemiškais, tai būtų tampu kareiviu per krikštą, per sutvirtinimo sakramentą aš gaunu ginklus. Yra skirtumas būti kareiviu ir būti kareiviu su ginklais. Tai, kaip suveikia sakramentai? Kas juos uždega? Kokie šie metai paskelbti? Tikėjimas. Teresė Avilietė sako, neįmanoma prisiarti prie Dievo su tikėjimu ir nieko negauti. Kaip neįmanoma įkišti ranką į vandenį ir nesušlapti, nepadėti ranką nugnies ir nenudegti. Su tikėjimu paliečiu Dievą. Ir štai sakramentams, kas irgi labai svarbu, tikėjimas, kuriuo aš iššaukiu, išplėšiu, galim sakyti, iš Dievo malonę. Pavyzdėlis. Iš Jėzaus gyvenimo. Jėzus eina gydyti vienos mergaitės. Minė. Prie Jėzus daug būdavo žmonių. Jis kažkas toks ypatingas buvo. Braunas. Ir viena moteris minioje. Viskas. Beviltiška. Visus pinigus išleido gydytojai, serga kraujoplūdžiu. Ir jinai savo tiki. Jeigu aš paliesiu bent jau jo apsiaustą, aš jį išgysiu. Prasibrauna pro minią, paliečia Jėzų. Jėzus. Kas mane palietė? Mokiniai. Visi tave liečia, spaudžiasi, grūdasi, tu klausi, kas tave palietė. Ne, kažkas ypatingai mane palietė. Ai, ne. Atsisuka Jėzus į tą moterytę, sako, aš tave paliečiau. Eik, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, išgelbėjo tave. Nueina su perkeistu gyvenimu. Liečias visi kiti, gyvenimas nesikeičia. Jinai prisiliečia su tikėjimu ir gyvenimas pasikeičia. Tarsi kaip išlupa iš Jėzaus malonę. Ir tikėjimu mes galime stebinti Dievą. Ir Evangelijoje yra keletą vietų, kur Jėzus nustebintas yra dėl tikėjimo. Nustebintas šimtininko, kurio tarnas serga ir tas tarnas sako, pala Jėzau, tark žodį, nebūtina ten užeiti ir atlikti kažkokius neveiksmus, tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Jėzus, geras. Tikėjimas, pagonio, koks tikėjimas. Moteris kananietė, vėl ne izraelietė, ateina, mano dukrelė serga, man zin, ne taip, bet kažkas iš to, bet ašgi negaliu dabar imti trupinius nuo vaikų stalo ir mesti šunyčiams. Dėl tas zin, nes pirmumui yra Izraelis, pas juos esu siųstas. Ir čia pagonė. Ir žiūrėkim jos atsakymas. Ir Jėzus šitai bando, jis pilnosios meilės, žinoma. Ir ką jis sako? Bet ir šunyčiai ėda trupinius nuo šeimininkų stalo. Ir Jėzus, koks tikėjimas moteryje. Ir kartu nusižeminimas. Ką pamatė toje moteryje? Pamatė kartu ir save, kuris nusižemino, apiplėždamas save ir ateidamas į žemę, palikdamas savo visą dievystę, ateina į žemę, prisima kūną. Ir štai Jėzų nustebina šitas irgi kalnietės tikėjimas ir aišku, dar dukrelė pasveiksta, išgyja. Laiške Žydams skaitom, be tikėjimo neįmanoma pateikti Dievui. Su tikėjimu, manoma pateikti Dievui. Tai per tuos, sakramentams irgi kas svarbu? Tikėjimas.
kuris, kaip sako popiežius Benediktas, dabar manau, kad bus daug nuostabių progų gilintis į tikėjimą, bet ne tik tais į tikėjimo tiesas, kaip kad žiūriu, daug programų bus užvesta, kad pasigilintume tikėjimo tiesas. Svarbu, bet ne tik. Tikiu Dievo Tėvo Visagaliojo, ne, va tą išpažinsime, ir kad Dievas trejybinis, taip. Bet svarbiausia kas, ir ką popiežius Benediktas sako, kad tikėjimas tai pirmiausia gyvas ryšys su Jėzumi, Kristumi. Ir čia mums svarbu šitą suprasti ir sakramentuose, kad per kiekvieną sakramentą aš susitinku su gyvu Jėzumi, Kristumi. Ir dabar galim pereiti prie kito sakramento, prie atgailos sakramento, kur irgi turiu suvokti, kad einu atsiprašyti, susitikti su Jėzumi per išpažintį. Gal iki klausimų. Kodėl čia dabar reitos išpažinties? Kodėl negaliu nueiti kažkur, tai apsikabinęs medį, tokia gera energija, sako, medį, ne? Ir taip atsiprašyti, ne? Ar ten dar kur nors po krūmų paimti, ir atsiprašyti. Kur man patogu? Kur patogu? Kur jauku, ne? Ar taip, arba išsipasako draug. Dabar, dėl ko aš turiu eiti ir tai sakyti kunigui? Ir čia taip daugelis su tuo kažkaip susipriešina. Tai pirmiausia, tai turim žinoti, ne mes susidėliojame, ne mes kuriam religiją, ačiū Dievui. Jeigu mes kurtume, mes susikurtume patogią, bet neteisingai. Jeigu matytume daug ir tokių sektų, būrelis susikuria patogų savo tikėjimą. Patogų. Aha, čia tas patinka, tas nepatinka, Ne, mes nekuriam nieko. Mes viską priimam, ką Jėzus sakė ir jo valia. Ir jisai pasakė savo mokiniams, imkite šventą dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Ta raktelį atleidimo įdėjo į mokinių rankas apaštalų vyskupams ir taip atėjo iki mūsų ir atėjo iki kunigo. Bet kartu Dievas sakytų, palauk, kodėl, dabar manęs atsiprašai kažkur, tai man tiesiogiai tu niekur nepadarei. Padarei mistinę mano kūnui, tai padarei kažkam iš mano mylimų žmonių, eik jų atstovo ir atsiprašyk. Kitas, psichologinis dalykas, kaip yra gera po gero išsikalbėjimo. Kaip po gero. Mes nesam patyrę, išsikalbėjom, išsipasakojom, kaip gera, kaip lengva, ne? Bet čia įvyksta, čia išsikalbu, išeinu lengva, gera, bet jeigu turiu tikėjimą, išeinu naujas. Kodėl sakau, jeigu turiu tikėjimą? Nes tikėjimu man Jėzus pasakė, tavo nuodėmės atleistos, ne? Tu viskas esi švarus. Šiandien gali versti naują puslapį, visiškai naują. Tai man yra atleista. Ir kitas dalykas, aš dabar be išpažinties galiu griaužtis. Galiu kankintis. Kaip aš taip galiu. Man Dievas atleidė, jis galės taip, galiu griaužtis, kankintis. Ne? Bet per išpažinti, po išpažinties išgirstu tokius žodžius. Viskas tvarkoja. Būk ramus. Tavo nuodėmės tau atleidžiamas. Ir daugiau nebenusidėk. Tavo nuodėmės tau atleidžiamas. Eik ramybėje. Ne? Štai ateina ramybė. Ne? Tas yra svarbu ir išpažinti išgirsti. Ir ką mes, aišku, pirmiausia turėtume žinoti, kad einant išpažinties, kad jis nepaprastai gailestingas. Popiežius Benediktas labai gražiai drąsinančiai kažkada susitikęs su jaunimu sakė, Dievas nežiūri, neskaičiuoja, kiek kartų mes klumpame, bet žiūri, kiek kartų mes atsikeliam, kiek kartų vėl žengiam į priekį. Tas jam yra svarbu. Ir gerai, čia paskui gal bus jų klausimų, ne, apie tai aš iš vis pasižiūrė. Jūs sakykite, jeigu ką, žiūrėkit, tai nėra, kad aš paimu ir kalbu, jeigu iš karto paukšt mintis kažkoks klausimas, mes galim viską ir keičiam. Nes jūs įsivaizduoja, kad vakaras ir tokį dėmesingumą yra sunku išklausyti, tai labai laisvai. Gali būti ir pokalbis, gali būti ir kažkokia diskusija, ir nesutarimai, ir kažkokie, tai labai laisvai, ne? Jūs į tai reaguojate, į mintis. Taip. Tai šventos mišios, šitas sakramentas. Ką apie jį?
Jo, tai čia, aišku, labai pati tema. Įsteigimas, aišku, ne? Kada įsteigtas? Aišku, nekalbam. Kas įsteigė? Aišku, nekalbam. Kas įvyksta per mišias, svarbiausias įvykis? Aišku. Taip. Ne? Irgi, ne? Koks bus svarbiausias tas momentas? Dievas ateina susijęs su žmogumi. Nusižemės. Duonos ir vyno pavidalu. O kiek čia reikia tikėjimo? Kiek čia reikia tikėjimo? Žiūrėti duoną ir matyti Jėzų. Gerti vyną ir tikėti, kad tai kraujas ir tikėti, kad tai nuplauna mano nuodėmes, kad tai keičia mano gyvenimą. Kiek ten reikia tikėjimo? Brauks tikėjimo reikia. Visi čia kažką turėjo minti, bet jo. Bet tu jo, ne? Nu, bet svarbiausia jo, ne? Nubėgo, nieko, gal atbėgs. Apie vyną, žinai. Apie vyną ir apie duoną, kad mums jo reikia jo tikėjimo priimti, ir matyti Jėzus. Ja. Ateis. O jeigu ne, tai ne. Dabar dar jo, sakau, tokių keletą detalių, šventos mišios, kurios mums padėtų išgyventi, ne? Taip, pilnutiniau. Kas ten įvyksta? Ką mes ten matom ir ką mes ten galim atnaujinti per šventasias mišias? Viešpats mums save dovanoja. Atnaujinti savo irgi atsidavimą. Atsidavimą, tai, kad aš irgi esu skirtas dovanoti save vienas kitam. Ir Levisas paklausęs, kokias knygas norėtum pasiimti į dangų? Ir štai atsakymas. Tas, kurias išdalinau ir kurios man nesugrįžo. Ir per šventas mišias mes matom irgi, kad Jėzus Kristus, kuris ateina save atiduoti, save išdalinti visiškai. Kai bendruomenė svarbu, ten mes esame suburiami ir atnaujinami. Ir piktojo tikslas būtų mus išmėtyti kaip iš laužo po tuos pagaliukus. Ir kitas pagaliukas numestas dega, kažkiek dega ir paskui jisai viskas baigia degti. Ir kaip svarbu, kad mes būtume kartu ir bažnyčia, Eucharistija, ir surenka mus prie to laužo, prie to žaizdro, kur mūsų vėl tikėjimas atsinaujina. Nes man svarbu, vienam tikėti yra sunku, ir man kartais svarbu pažvelgti, pamatyti kito tikėjimą, įsiskverbti į kito maldą. Ir šventose mišiose aš galiu tą išgyventi, galiu tai vėl atnaujinti. Tai, jo, kažkaip, dabar gam laisvai. Dabar klausimų kokių yra, pasidalymų. Labai laisvai. Kas dar taip kas man brangu, kuo pasidalinsiu. Ir kas manau, kad labai svarbu tiek ir gyvenant tos sakramentinį gyvenimą, ne? Susitikimas su Jėzumi. Paprastas dalykas, bet be kurio neįsivaizduojamas. Krikščionis tai be maldos. Ir keletą tokių patarimų, kas mums padeda eiti maldą. Pirmiausia, tai tikėjimas, kad Viešpats gyvena ir mano širdį. Kad ateinu susitikti su juo esančiu tenais. Kuo noriu į ką akcentuoti, kad dažnai štai ateina, būna kokie klausimai po maldos. Maldoj nieko nebejaučiu.
Tai, kas eina to maldos keliu, tokios galbūt vidinės maldos, nieko nebejaučiu. Gyvenimas truputį toks dvasinis apkartęs. Ir ačiū Dievui, kad ateina tokios patirtis. Maldoj ir, kai aš jaučiu maldoj man gera, užplūsta daug visokie jausmai ir taip toliau, tai nereikia daug tikėjimo. Man gera maldoj, gera. Bet kai nieko labai nebejaučiu, tai kiek man reikia tikėjimo? Ir užtenka tiesiog atlikti tikėjimo veiksmą, tikėjimo aktą. Viešpatie, aš tikiu, tu esi čia, aš tikiu, tu mane praturtini. Kryžiaus Jonas sako, kad mes turim tą pagrindinę priemonę, kuri tiesia ranką link Dievo, tai yra tikėjimas. Ir kuris praturtina mane. Teresėlė, šventoji Teresėlė, kuri ilgai praleisdavo laiką maldoje, melsdamasi, ir tokie sunkumai, ir valandą melsdavosi ryte, paskui valandą po pietų, ir vis žiūrėdavo, kad tas laikas praeis kartais ir užmygdavo, būdavo sunku. Sausra. Ir paskui sako, Jėzau, šalia tavęs tik sausra ir sausra. Paskui, sako, einant dienoje, jaučiu, kad kažkas lyg iš po kojų trykšta, kokios tai malonės. Ir jinai paskui atrasdavo, kad visa tai dėka tų valandų, kurias praleisdavo maldoje. Tai žiūrėk mane, tu nieko nejauti, bet Viešpats tave vis tiek pripildo. Ir išgyveno panašų Elijas, toks šventasis, panašią patirtį. Kur jis atrado Dievą? Iš kur prakalbo? Ant Horebo kalno? Jisai laukia Viešpaties apsireiškimo. Žemės drebėjimas, Dievo nėra. Ugnis, Dievo nėra. Vėjas, ne? Irgi Dievo nėra. Ir paskui, o čia labai netgi ir sunku išversti, egzegetai sako, kad net tokio žodžio, sako, tylus, švelnus vėjelis. Bet tai tarsi būtų nieko, visiškai, jokia, tušti patirtis. Ir toj tuščioj patirtį Dievas jam prakalba. Dievas šitaip jį pastiprino ir paskui turėjo nusileisti nuo kalno atlikti misiją. Tai mums koks padrasnimas, jeigu maldoj sėdžiu, galbūt atrodo, kad laiką veltui gaištu, tai ne, tai nėra veltui gaišimo laikas. Tai Viešpats per šitai duoda mums savo jėgą, duoda savo meilę. Ir dabar apie dykumą, popiežius Benediktas, nežinau, ar truputį dabar sekate, yra susirinkęs visa komanda vyskupų, kardinolų, kalba apie naują evangelizaciją, kaip šiandien nešti pasaulį Jėzų Kristų. Ir Jėzus ir popiežius pradėdamas tikėjimo metus sakė pamokslą, labinos tą pamokslą, pradžioje užmiršau, tai saka, bet kas man įstrigo? Jisai kalba apie visuomenę. Kas gera, jį gera klausyti, tai yra tikėjimo vyras, tai yra maldos vyras, meilės vyras, bet kokio pilnas vilties ir optimizmo. Pilnas. Ir kai jo, aš nežinau, klausais jo arba skaitai ir uždega. Ir štai, ką jisai mato šiandien žvelgia, kad visuomenė yra kaip dykuma, kaip tuštuma, kur Dievas norimas vis labiau išstumti. Bet kartu, sako, toje dykumoje atrandamas tikėjimo džiaugsmas. Kas vyksta? Dykumoje išgyvenu ir įvertinu tai, kas man nepaprastai svarbu. Dykumoje įvertintume, koks svarbus mums yra vanduo, koks svarbus pavėsis ir dar visi kiti dalykai. Taip, dykumoje irgi įvertinu, koks svarbus man yra tikėjimas. Atrandu tikėjimo džiaugsmą. Ir paskui sako, kaip svarbu dykumoje sutikti tikinčių žmonių, kurie rodytų kelią į pažadėtą žemę, iš kurių pačių širdžių plūstų gyvojo vandens srovės. Ir jisai į knygą Jėzus iš Nazareto sako, kad tikintis žmogus yra kaip oazė, šalia kurio kiti irgi gali atsigauti ir gali atnaujinti savo gyvenimą. Tai būkim tikintis. Leiskim, kad Viešpats mus stiprintų. Yra daug nuostabių būdų, kaip stiprinti. Taip, pirmiausia, sakramentais. Bet jo malonės neapsiriboja vien tuo. Trykšta per visur. Ir gyvenkim dvasia, kaip šiandien sako skaitinys. Ir dvasios vaisius yra meilė. Ir paskui išskaityti, kas yra tas meilė. Kas yra tas meilė? Džiaugsmas, ramybė. Kas ten yra?
Kas ten yra? Džiaugsmas, ramybė. Nu ir visi kiti geri dalykai. Jo, netikrai, galim labai, laisvai kažkokį, jeigu klausimų tau, aš jau sakiau, palikiu klausimams ir vėl užkalbėjau. Klauskite, jeigu ne, tai va, vėl jums. Aha. Sakote, kad tikėti, svarbiausia tikėti, džiaugtis. O kaip su padėka? Ar tai, kad atėjimas į bažnyčią, į šventas mišias, dalyvavimas tikinčioje visuomenėje, kad ir kokiuose susibūrimuose kaip šis, ar tai yra jau pati savaime padėka, ar tiesiog kiekvieną dieną pradėti nuo padėkos Dievui? Kaip jisai supranta tą mūsų atidėkojimą? Jo, pat ir atsakyti, kad iš tiesų jam didžiulis džiaugsmas ir padėka tai, kad mes jau esame. Tikrai padėka tai, kad štai, tik žinojat, kad čia bus kalbama apie tikėjimą, kad nebus šampanas taurės dalinimas ar ką, ne? Ir atėjote ir tikrai jam yra padėka ir didžiulis džiaugsmas matyti savo vaikus. O tu mums duodi pas mus tavo patarimą. Pradėti dieną su padėka. Ačiū, už ką dėkoti mes turime nepaprastai daug priežasčių. Ačiū už poilsį, ačiū už dieną, kuri prasideda, ačiū už išbandymus, kuriuos duosi. Ačiū už žmogų, kurį man bus sunkus priimti. Ačiū, kad tu man jau dabar duodi jėgų jį priimti ir ištverti šitą sunkų susitikimą. Ačiū. Žiūrėkim, tame ačiū jau yra ir tikėjimas, kad tu manęs nepaliksi. Jo, o galėjome šiandien teisingai pindarį kalbą, kalbant apie mišias. Eucharistija, kas yra Eucharistija, išvertus reiškia dėkojimas. Tas tikrai svarbu, nes gal iš tiesų kartais prašom daug, o užmirštam padėkoti. O dėkojimą ta malda tokia visiškai nesavanaudiška. Aš jau daug gavau ir dėkoju. Bernadeta, Lurdė, kuri matė Mariją. Jis dėkoja už sunkius visokius išbandymus. Ačiū, kad tėtis darbo neteko. Ačiū už ligas, ačiū. Kaip už dalykus dėkoti. Nes čia įžvelgia malonė per kažkiek. Jo, bet čia aišku, ne, šventoji. Ir galim sakyti, kad Eucharistija yra svarbiausias sakramentas, kuris mus maitina. Galim sakyti, kad Eucharistija yra svarbiausias sakramentas, kuris mane maitina. Galim sakyti. Ačiū. Bet tas sakramentas manęs pilnai nemaitins, jeigu nebūsiu pakrikštytas, priėmęs krikšto sakramentą, ir jeigu nebūsiu, paskui yra nutyrinę savo širdį. Tai būtų krikštas vartai sakramentus, bet maitinantis sakramentas. Eucharistija būtų svarbiausias. Taip, maitinantis. Jėzus pats save atiduoda. Ir iš tiesų, netgi ir į tą klausimą gali kilti neprisiminus tėvelius, kurie negali priimti švenčiausio sakramento dėl gyvenimo antrojo, trečiojo santuokoje, gali susiklostyti tokios gyvenimo aplinkybės ir tokios aplinkybės ir yra, mums nepaslaptis, sutinkam. Netgi ir tai Dievui nėra kliūtis kažkokiu būdu įpareiti. Ir čia žmonės yra raginami melstis, priimti Jėzų Kristų dvasiniu būdu. Šitaip gali jį dar labiau stiprinti, matydami jo to žmogaus tikėjimą, negu tas, kuris eina iš įpročio, priima ir tenajos, ne? Ta Jėzų ir po to susėda ir telefonus.
Tikėjimas plius sakramentas, kokia formulė išsiaiškina, ne? Tikėjimas plius sakramentas lygu Dievo vaikas ir toliau kas buvo? Dauginti šventumą. Ir šventumas. Jo, galim taip išsivesti. Galim taip išsivesti. Formulės galima ir tikėjimo srity dėlioti. Tėvas Marija Eugenijus, karmelitas, apie šventumą gražiai pasakė. Sakė, kad šventumas tai mano silpnumas, trapumas ir Dievo galybė. Ir jeigu žvelgtume į pranašus, ne, tiek visus, jie patyrė savo tokį silpnumą, nevertumą, paskui ir proveržį, tokį jėgos, kad yra apaštalas Paulius. Aha. Turime klausimą, žiūrovas stebi tiesiogiai Iveta, klausia, ar būtinai reikia prieiti sutvirtinimo sakramentą. Ar tai būtinas dalykas? Aha. Mūsų tikslas yra šventumas. Šventumas. Ir būtų, mes žinom, kad tą šventumą pasiekti yra lengva. Ir būtų neišmintinga siekti tokio tikslo, nepasinaudojant visomis priemonėmis, kurios mums yra siūlomos. Tai jo. Ar būtina taip, aišku, išganimui užtenka krikšto. Išganimui, taip? Išganimui. Jo. Bet normaliai, kaip Kateresėlė sako, aš imu viską. 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 Taigi, visas priemonės, kurias mums siūlo bažnyčia, kad galėtume siekti tokio kilnaus tikslo šventumo. Jūs dar tokį dėmesingumo truputį dar turite? Ne. Ne? Atvirai, ne? Jo, aš tai galvoju, kad, trumpai galima, ne, nebent kur sustojam prieš kokio sakramento. Krikštas aptartas, sutvirtimo sakramentas aptartas, šventos mišios, išpažintis. Ligonio sakramentas irgi stiprina Dievo vaiką. Kokią malonę atneša jisai? Jeigu ligonis, tai gali kalbėti, tai jam yra atleidžiamos nuodėmės, ne? Ir duoda jėgų ištverti paskutiniai kovai. Galbūt tokia Dievo valia jis pasveiks, duos tą jėgą. Bet galbūt tokia Dievo valia, kad jisai jau keliaus pas viešpatį